Nu, vat pastoviai girdžiu. Eina kalba apie pinigus, ar ne? Tai pastoviai girdžiu tą ai. Ai, tu žinai, aš auginu vaiką. Ai, aš nežinau, nuo ko pradėti. Ai, aš neturiu pinigų, ką investuoti į verslą. Ai, aš bijau. Nu, ai. Ir tu supranti, nu, aš taip žiūriu į žmogų ir tiesiog galvoju, nu, tu ką rimtai? Nu, tu rimtai? Alio, visa tai yra pasiteisinimai. O tai turėtų virsti tavo motyvacija. Ką reikia daryti? Pakelti savo gražų, apvalų užpakalį nuo sofos, kur tu atsisėdęs žiūri serialus. Ir eiti daryti ir dirbti su šita vieta, su šita technika ir aparatu. Esu investavus daugiau kaip 200 000 svarų į savo mokslus ir taip, kad pakeisti savo šitą dėžutę ir kad pakeisti savo realybę. Sako žmonės, tai aš tiek neturiu, nu tai ir aš neturėjau. Aš pradėjau nuo 50 svarų, kad nueiti į seminarą. Bet kuo daugiau mes investuojame, kryptingai investuojame, tuo daugiau pas mus sugrįžta. Čia yra paprastas dėsnis.